Manau, niekas nedrįs prieštarauti, jei pasakysime, kad vienas didžiausių pastarųjų mūsų dienų norų – kaip išsaugoti sveikatą, arba jei jį jau šlubuoja, kaip kuo greičiau pasveikti. Daktaras Nida iš Tibeto sako, kad sveikos gyvensenos užtikrinimui svarbu viskas. Ne tik pats gyvenimo būdas, bet net dieta, mąstymas ir dar daugelis dalykų, kurie vienaip ar kitaip veikia mūsų kūną. Pagal Tibeto mediciną yra 3 gydymo būdai. Pirmiausia, teisinga dieta. Antra, teisingas gyvenimo būdas. Trečia, vaistinių preparatų vartojimas. Vaistai labai svarbu. Tibeto medicinoje naudojame natūralias medžiagas, žoleles, augalus, mineralus, kai kuriuos metalus. Žolelės pagal vartojimą skirstamos į kelias grupės. Vienos vartojamas apsaugoti mūsų organizmą nuo ligų, o kitos gydymui. Norėdami jaustis geriau, turime patys savo padėti. Pirmiausia, kaip sako ponas Nida, daugiau šypsotis ir vyti į šalį blogas mintis. Antra, vartoti maisto papildus, kurių gaminamų remiantis Tibeto medicina galima rasti jau ir Lietuvos vaistinėse. Tad dabar arčiau televizorių ekranų kviečiame tuos, kurie dažnai patiria stresą, tuos, kurių sutrikęs virškinimas ir tuos, kam gydytojai sako, jog jų kraujas ne pačios geriausios būklės. Visų šių požymių mažinimui Tibeto medicina skiria vieną receptūrą – Debutang, pagal kurią pagamintas maisto papildas Padma Hepaten. Dar prieš tai norime paminėti, kad kraujotakai gerinti Lietuvos vaistinėse galite rasti vaistą Padma Cirkosan skirtą rankų ir kojų arterijų sklerozės simptomams lengvinti. Taip pat gaminama pagal Tibeto medicinos receptūrą. Gydytojas Nida, kalbėdamas apie Padma Hepaten, sako, viskas paprasta. Preparatą sudaro 3 vaisių mišinys, kurį vartojant pasiekiamas stiprus efektas. Veikiamas virškinimas, kraujotaka ir nervų sistema. Daktaras Nida sako, kad šis maisto papildas puikiai priemonė ir imuniniai sistemai stiprinti. Ir tai dar ne viskas. Girdėjau, Lietuvoje žmonės linkę piktnaudžiauti alkoholiu. Pagal Tibeto mediciną būtent ši receptūra puikiai apsaugo kepenis. Bet aš už tai, kad žmonės mažiau gertų, negalvodami. O, štai piliulė ir dabar galiu gerti daugiau. Smagu, kad daktaras žūtbūt neperša maisto papildų ir nuoširdžiai sako, kad džiaugtųsi, jeigu žmonės gertų mažiau. Tuomet ir piliulių nereikėtų. Tačiau čia sklandžiai pereisime prie kitos receptūros Sokzin 10, pagal kurią gaminamas maisto papildas Padma Nervotonin. Vien jau pavadinimas sako, kad jis skirtas stresuojantiems žmonėms, kuriems trūksta vidinės harmonijos, dėl ko dažniausia ir siekiame taurelės. Tad visgi gal geriau piliulė? Tai ypatinga formulė mūsų dvasiniams sutrikimams, ypač stresui, panikos priepuoliams, nervingumui, dažnai vartojamas sergant depresiją. Yra 10 komponentų, kiekvienas kurių skirtingai veikia mūsų kūną. Manau, itin tinka šiuolaikiniai visuomeniai, kai visi skubame, esame užsiėmę ir patiriame tiek daug streso, kurio pasekmė kitos, jau fizinės lygos. Na ir dar viena receptūra – Sedu 5. Jį tiems, kurių skrandis kasdieną kalbant liaudiškai duoda apie save žinoti. Pagal šią receptūrą gaminamas maisto papildas Padma Digestin. Įdomi šio papildo sudėtinė dalis – granatų vaisiai. Pagal šiuolaikinį mokslą granate itin daug vitaminų ir kitų naudingų medžiagų. Tibeto medicinoje jį naudojame esant virškinimo ir medžiagų apykaitos sutrikimams. Vėlgi, kaip ir sakiau, mūsų mintys įtakoja mūsų fizinę būklę. Tibeto medicinoje tikime, kad taip vadinamas virškinimo karštis yra svarbi mūsų kūno biologinė funkcija. Tai viena pagrindinių įvairių ligų priežasčių. Tibeto medicinoje turime posakį – chroniškos ligos kildinamos nuo blogo virškinimo ar jo sutrikimų.
Daktaras Nida sako, kad priklausomai nuo jūsų būklės per dieną jums prireiks nuo 1 iki 3 gramų maisto papildų, apie kuriuos šį rytą ir kalbame. Atrodo, tiek nedaug reikia, kad galėtume gyventi pilnavertį gyvenimą ir džiaugtis kiekvieną akimirką. Tad pradėkim gyventi nuo dabar. Daugiau informacijos ieškokite internetu adresu www.padma.lt.